Proszę. Kuo skundžiamės, kokios problemos? Sloga, akių uždegimas, plaučių uždegimas, erkės. Daktare, aš neturiu fantazijos. Kaip sakote? Neturiu fantazijos. Neturite fantazijos. Rimta problema. To. Turiu prisipažinti, kad aš sergu lygiai tuo pačiu. Tai ką daryti? Žinau, yra tik vienas būdas tai daryti. Ir tam reikia kaip tik 2 žmonių. Mes ir esam tais 2 žmonės. Pabandom įsivaizduoti. Daktare, man baisu. Viskas gerai. Viskas gerai, atsimk. Įsivaizduok medį. Nesąmonė, medžių nebūna netikrų, nebūna tokių medžių. Tame ir esmė reikia įsivaizduoti. Nagi, Kur? aš irgi įsivaizduosiu medį. Čia, čia. Negaliu aš irgi. Siauk skandžas, ne. Ką įsivaizduojam? Fantazuojam. Apie ką įmanoma fantazuoti? Medį. Apie krūmą. Krūmas. Kuris galėtų augti, pavyzdžiui, prie upės. O prie tą upę eitų tiltas. Eina tiltas. Bet jis labai siauras, reikia... Siauras. Labai... Gerai. Neikit tą upę. Neikit tą upę. Opa. Einam pro krūmų. Einam pro krūmai. Žiūrėk, kiek krūmų tenai. Kiek krūmų, žiūrėk, su tavo šakytėm. Eina. Einam pro krūmus. Taigi, vaikai vaikučiai. Kur elis? Elis? Tai, ką mes norėjome pakeisti šitą vadinimą?
Jūs esate vaikai ir jūs patį didžiausią dovaną, kad jūs galite fantazuoti. Be fantazijos viskas yra nuobodu, viskas yra kankinė ir viskas yra apsilankymai pas piktą daktarą. Jeigu jūs fantazuosite, kai tikri vaikai, va taip pat, kai mes dabar ką nepafantazavom, tikrų mūsų realiai, tai jūs tikrai daug žinau gyventi, ir jūs tikrai būsite patys geriausi vaikai. Ar turi realiai su nors kalbėti? Ne. Ne, taip pasakė, ne, bravo.